Sveiki, čia yra vienas iš video playlisto, kaip mes statome Flyfish Volador droną. Playlistas yra video aprašyme, aš ir Justas, kuris yra mano redaguotojas, mes jokių pinigų už tai neprašom, bet aš sukūriau Patreoną ir jeigu norite mus paremti, galėsime daugiau video daryti, daugiau dalių pirkti ir daugiau dronų statyti, galite mus Patreonę parinkti irgi linkas turėtų būti video aprašyme. Tai sėkmės visiems. Jeigu yra klausimų ar patikslinimų, rašykite komentaruose. Praeitam video mes galų gale pilnai montavom mūsų radio imtuvą. Jisai pas mus stovi čia po šitom plastikiniam plokštelėm. Mes jį prilitavome prie R2 ir T2 antro UARTo. Ir kaip matote, mūsų yra pliusas raudonas laidas. Įtampa eina per 4V5 kontaktą, ką reiškia, kad mūsų radio imtuvas turėtų įsijungti vien tik tai prijungus USB ar prie kompiuterio, ar prie powerbanko. 5 V įtampos man pilnai pakaks. Jeigu pas kažką tokio kontakto nėra, arba kurio, sakysim, tasai įtampos kontaktas įsijungia tik nuo baterijos, tai jums reikės baterijos, kad jūsų radio imtuvas veiktų. Ir tikslas šiandieną bus mums tiesiog surišti mūsų droną su pultu. Kaip mes praeitam video patikrinome, mūsų imtuvas veikia, elektrą gauna. Tai bet pirmas žingsnis bus mums sukonfigūruoti mūsų pultus. Reikės sukurti naują modelį ir aš parodysiu dvi versijas. Vieną su spalvotu ekranu, čia mano yra Radiomaster TX16 ir vieną su GX12. Kurio yra tekstinis ekranas, jis visiškai toks pat kaip Radiomaster Pocket, tai kas naudojas, parodysiu abiejais būdais. Tai pirmas dalykas, iš karto priminsiu, kad tikiuosi, jeigu čia kas nors turi savo naują pultą, tik gavę ir taip toliau, iš karto siūlau pirmą pasižiūrėti mano playlistą apie Radiomaster HTX programinį įrangą naudojančius pultus, kaip juos pilnai sukonfigūruoti, patį pultą, HTX, kad būtų sukonfigūruota, kaip prasiflešinti savo ar tai vidinį, ar tai išorinį ILRS sustuvą. Pas mane yra playlistas su TX16, Radiomaster GX12 ir su Radiomaster Pocket. Tai būtinai pasižiūrėkite juos. Mes ten tam tikrų prerekvizitų reikia, kad galėtume mes toliau žingsniuoti ir bandyti rišti su dronu. Pirmas dalykas, ką mes turim padaryti, gal porą dalykų iš karto jums parodysiu. Jeigu jūsų visiškai naujas dronas, jūsų ekranas turėtų atrodyti kažkaip panašiai, čia yra spalvotas ekranas, touchscreen, taip sakant. Pirmas dalykas, nueikite į System menu, pasižiūrėkite, kad pas jūs būtų ILRS skriptas, paspauskite ir kad pas jūs visą tai veiktų, mes prasėsime per šitus dalykus neužilgo. Reikia palaikyti ilgiau return, kad išeitumėte iš šinai. Ir tiesa, nueikite į System menu. Jeigu matote, pas jūs yra daugiau čia visokių opcijų šičia, tai irgi aš turiu short video, aš įdėsiu linką, kaip galima supaprastinti HTX meniu, nes ten yra daug opcijų, kurių dronams praktiškai jie nereikalingi. Ten daugiau žmonės, kurie lėktuvais užsiema, fixed wing ir taip toliau. Kitas dalykas, pasižiūrėkite, kad pas jūs būtų HTX versija. Čia pas mane yra 2.11 versija, naujausia šiuo metu. Bet jeigu pas jūs yra, sakysim, 2.10.6, irgi nieko baisaus, viskas turėtų veikti, bet vėlgi, jeigu norite prasiflešinti naujausią versiją, nueikite į mano playlistą ir ten bus visi žingsniai, kad galėtumėt pasiruošti ir sekti tolimesnius žingsnius. Kitas dalykas, galima nueiti dar greitai iš šitą meniu. Čia yra Tools, paskui Firmware, Settings, čia yra paprasti tokie dalykai. Ar čia reikia ką nors dar žiūrėti. Vienas yra, kur yra Hardware. Čia būtinai nueikite ir pasižiūrėkite, kad pas jūs būtų ADC filtras išjungtas. Jis pas mane baltas, dabar jis išjungtas, taip įjungtas, tai išjungkite jį būtinai. Ir pasižiūrėkite, kad pas jūs būtų internal RF CRSF ir baud rate
dažnai būna ten 400K, padarykite, kad būtų 525, patį didžiausią nueikite, va, kad va čia būtų taip va, jeigu jūs naudojatės vidinių siųstuvų, pas mane yra ant tiek 16 vidinis siųstuvas, ten jį galima ir išorinį nomadą įdėti, vat, jeigu jūs išorinį naudojatės, tai, tu prasme, aš parodysiu, kaip tai daryti, kai mes sukursime modelį. Mes ten išorinio siųstuvo settingus reikia keisti per modelio mygtuką, kai mes jau sukursime naują modelį. Va. Tai va. Greičiausiai, kai gausite naują radiją, būtų kažkoks jau modelis ten sukurtas, gamintojai dažnai sukuria įvairių modelių. Čia, jeigu mes paspaustume šitą mygtuką, ir paspausime Manage Model, kaip sakiau, čia yra touch screen, čia yra ta krūva įvairių modelių prikurta jau ir taip toliau, bet mes sukursime visiškai naują. Čia galima vaizdą keisti, jeigu matote, yra ženkliukas toksai, čia yra tiesiog, čia tokiu būdu visi jie yra išvardinti. Jeigu dar kartą paspausite, tokie mažesniais langeliais, bet čia iš principo skirtumo nėra. Aš dažniausiai naudoju. Tai, kad jis tasai. Tai, va. Ne, aš naudoju tiesiog tokį va. Išvardinimą jų. Tai va, skurti naują modelį reikia tiesiog nueiti čionai, arba galite paliesti, arba tiesiog su šitu ratuku, čia jisai galų gale jisai turėtų patekti, bet galime ir pirštu paspausti naujas modelis. Čia tas skrynas ne kaip jūsų iPhone'as veikia. Va, spaudžiame. Galime su ratuku tiesiog patogiau. Atsistokite New Model. Va, ir spaudžiate Blank Model. Ir atsidarysim toks ekranas. Tada spaudžiame Model mygtuką. Ir pirmas bus Model Setup. Jūs jį galite pavadinti kaip norite. Aš jį jau pavadinsiu dabar. Čia klaviatūra atsiranda. Šį pavadinsiu. Touch screenas jisai neidealus. Aš pavadinsiu Voladoru. Spaudžiam paukščiuką, išsisaugo ir dabar reikia pasirinkti, kokius siųstuvą jūs naudosite. Aš naudoju vidinį, jau įmontuotą China Express LRS. Jeigu jūs naudojatės Nomadą China įsidėję ar kokį kitokį IRLS siųstuvą, tai jūs spauskite External RF, aš įjungsiu Internal, pas manis išjungtas, aš paspausiu. Čia vienintelė opcija CRSF, tai yra protokolas, kur IRLS naudoja bendrauti su elektroniniais prietaisais. Vat, ir daugiau čia nieko daryti nereikia, galime išeiti. Jeigu jūs nueisite External RF ir bandysite įjungti, tai jums irgi reikia pasirinkti. Čia jau matote ir įvairių, nes įvairius modulius galima įdėti į šitą pultą. Paspaustumėt šitą ir vietoj 400 būtinai pakeiskite į 525 ir daugiau čia nieko nedarykite. Va, bet aš kadangi naudoju vidinį, aš šį tiesiog išjungsiu. Va, pas man vidinis įjungtas. Čia raudonas raidės rodo, kad šitų receiver ID naudojasi ir kiti mano sukurti modeliai, čia į tai dėmesio nekreipkite. Vat. Ir iš principo, dar vieną dalyką galime patikrinti, paspauskite modelį mygtuką, patikrinkite, kad pasirodytų. Čia yra inputs, kad viskas atrodytų būtent taip. Aš jums su kitą radiją, čia pas mane šnekėt pradėjo. Pasižiūrėkite, kad čia būtų aileron, throttle rudder, 100% ir kad būtų būtent tokie ženkliukai ir tada eikite į miksus ir čia viskas taip pat channel 1 būtų AIL,
Ir būtent va toks ženkliukas. Atkreipkite į tai, kad visa va taip atrodytų. Vat. Ir mes dabar dar sukursime papildomus. Čia yra būtent šitie pirmi 4 kanalai. Yra mūsų tik tai gimbalams. Čia jums gali parodyti, paspaudus šitą mygtuką, parodys, kaip jie veikia. Tai matote, kai judinam gimbalus, ten viskas keičiasi. O dabar į tai žiūrėti nereikia, aš išjungsiu jį. Mes sukursime papildomai 4 kanalus. Iš viso galima Express LRS dažniausiai naudojama yra 12 kanalų, bet mes sukursime 4, mums daugiau kaip ir nereikia. Pirmas kanalas 5 bus grinai arminimui. Tai turėkite omeny, kad arminimui drono naudojamas visą laiką tik tai 5 kanalas. Spaudžiame plius. 5 kanalas. Čia daugiau nieko daryti nereikia. Spauskite source. Ir dabar žiūrėkit, pasirinkite mygtuką, kuris arminsite savo droną. Ir jisai turės būti vis laik pastoviai. Aš visą laiką naudoju šitą mygtuką. Nesistovime ant jo. Aš jį pajudinsiu. Ir jis turėtų pasikeisti būtent ant to. Stebėkite. Jis įstoja ant SF. Ir kaip tik pas mane šitas jungiklis yra SF. Mes jį išsaugom. Jis liko čianai. Mes galime išeiti. Ir pas mus 5 kanalas atsirado. Ir aš dar sukursiu dar vieną. Čia sukeisim 6 kanalą mes galėsim keisti iš acro į angle mode. Aš dar dažnai naudoju be akinių skraidyti head free. Pasirinksime 6 kanalas. Spaudžiame šitą mygtuką. Aš dažniausiai šitą jungiklį naudoju keisti iš acro į angle arba head free. O mes jį galim paimti. Pajudinsiu šį. Jis pasikeitė SD, kaip matote, jisai 3 pozicijų mygtukas. Aš išsaugau, pasikeitė į SD. Galime išeiti. Pas mus jau 6 kanalai. 7 kanalas bus. Spaudžiame ant jo. Aš čia dažniausiai naudoju sekantis mygtukas pas mus bus šitas. Galime ten kitokiems dalykams naudoti. Nors ne, tarp kitko aš gal pakeisiu į šitą, čia bus mano buzzeris. Aš šitą dažniausiai čia galima įjungti, ar kad motorai pipsėtų, ar jūsų pipsiukas įdėtas prie drono. Aš jį pakeisiu, čia yra SH. Jis pakeitėm. Jis automatiškai atsistoja. Išėjom. Ir dar vieną kanalą galim surinkti. Jūs paskui galite dar 4 kanalus įsikurti, išsiprogramuoti visus savo jungiklius. Ir mano 8 kanalas bus. Aš šitą mygtuką naudosiu. Aš neatsistojau, bet reikia atsistoti ant jo. Aš pajungiau SA ir mes jį išsaugos. Išsisaugoja, galim išeiti. Pas mane yra 4 jungikliai užprogramuoti. Šitas ir šitie 2. Ir sakau, paskui dar galite dar ir šitus, sakysim, dar 4 užsiprogramuoti. Norit būti lygiai tą patį. Tiesiog kokia tvarka tai padarysit, nesvarbu. Svarbiausia tik tai, kad būtų tas 5 kanalas, būtent tas mygtukas, kurį jūs naudojate, arm, disarm. Visus kitus mygtukus galima perprogramuoti jau paskui per Betaflightą, kokiom funkcijom jūs norite naudoti. Dabar svarbiausia, kad tie mygtukai veiktų ir kad pultas suprastų, kad pajungus šitą, mes siunčiame signalą būtent tais kanalais. Galime išeiti. Ir paskutinis žingsnis, ką reikės padaryti, nueisime į System mygtuką ir nueisime į Express LRS. Ir čia reikės keisti kelis dalykus, čia pas jūs, pas man ARM užsidegė, nes aš įjungęs būtent tas mygtukas, kad aš išjungsiu, kad būtų disarm. Parodo pas mane, koks mano siųstuvas yra prijungtas, tai yra mano vidinis Radio Master TV16 vidinis siųstuvas.
minusas reiškia, kad pultas yra prie nieko neprisirišęs. Ir dabar žiūrėkit, aš čia per daug nesigilinsiu į visas šitas opcijas, kas čia yra, greitai parodysiu, ką padaryti. Jeigu yra pas jūs kažkaip kitaip, dažnai ateina su 1000 Hz va šitoj va vietoj, va packet rate, pakeiskite į 250, tiesiog paspaudžiate ir va čia yra vairiausių opcijų, taip toliau, pakeiskite į 250. Čia toksai yra vidutinis packet rate, geras, ta prasme, jis pakankamai greitai veikia ir nuotolio pakanka. Pastatykite 250, telemetrija reiškia pastatykite ant standard, irgi ten keičiasi įvairiai, va taip, pastatykite ant standard, switch mode, jeigu pas jūs čia yra dvi opcijos, wide and hybrid, jeigu yra hybrid, pakeiskite į wide, vėlgi aš per daug tai nesigilinsiu dabar, link mode padarykit būtų normal, va, išsaugom ir būtinai pažiūrėkit, model match būtų off, jeigu jisai yra jungtas, tai žiūrėkite, kad būtų išjungtas, spauskite off, toliau čia yra siųstuvo gale kokia, aš dažniausiai pasistatęs ant maksimumo, tiek 16 maksimum ir 250 mW, tai va, aš pastatau, ir galime sumažinti, žiūrėkite, kokie ten pasistatymai ir taisyklės, taip toliau, bet aš dažniausiai ant maksimum pasistatau. Ir va apačioj yra, čia dar off būna, arba dar ir ten kitokių opcijų, bet va, pastatykite ant DIN, dynamic, tai reiškia, kad, pavyzdžiui, kai ryšys silpnėja, pradžioje, kai jungsite, kai dronas šalia, jisai veikia labai, ten tik 10 mW jisai įsijungia, bet kuo dronas toliau skrenda, jūsų ryšys silpnėja, jis tada vis didina tą ryšio signalų stiprumą iki maksimumo. Tai va, palikite jį taip. Ir toliau čia pakol kas daugiau kaip ir nieko daryti nereikia. Čia dar galit pasitikrinti dėl viso pikto, kokia pas jūs versija yra, pas mane yra 3.5.5. Jeigu pas kažką yra senesnė negu 3.4, aš siūlau prasiflešinti, kaip flešinti vidinį ir išorinį pulto siųstuvą. Vėlgi, aš įdėsiu linką, yra mano playlistas, tenai viską padarykite, pažiūrėkite, kad pas jūs būtų bent jau versija nesenesnė negu 3.4. Bet šiaip geriausia ateityje paimkite ir praflešinkite į naujausią versiją ir bus rami galva. Galime išeiti iš šiandien. Ir pas mus šitas pultas kaip ir paruoštas bindintis su mūsų dronu. Šį papulkas išjungsiu ir mes jį konfigūruosime. Tekstinį. Čia yra Radio Master 12. Vėlgi, kaip sakau, svarbiausia, pasižiūrėkite, susikonfigūruokite, pilnai pasižiūrėję mano video, playlistą apie HTX flešinimą, kaip pultą su HTX ten susikonfigūruoti. Vėlgi reikia nueiti, pasižiūrėkite, kad pas jūs būtų Express LRS skriptas. Čia jis yra Tools meniu. Jeigu išeitumėmės, čia yra toks, kaip ir vėlgi, modelio kažkokia tai langas prikonfigūruotas, kuris jau ateina jums nusipirkus, jis kartais kitaip vadinasi, bet paspaudžiasi mygtuką ir Tools meniu atsiranda, pažiūrėkite, kad pas jūs būtų Express LRS. Tiesiog paspauskite ant jo ir kaip matote, jis yra neįjungtas. Tai mes dabar, čia kadangi šitas modelis pas mane yra toks kaip trafaretas, aš jokių siųstuvų esu neįjungęs. Tai mums reikia sukurti naują modelį. Tiesa, dar System meniu, paspaudžiant Page Up mygtuką, mes nueisime greitai, pasižiūrėsime Radius Setup. Čia viskas kaip ir tvarkoj. Čia vėlgi šitas opcijas, kaip susikonfigūruoti, pasižiūrėkite mano playlistą apie HTX pultus. Čia galit ir pasitikrinti dėl visų pikto, kad ne šitas, čia piliau reikia nueiti. Kad pas jūs būtų Mode 2. Ir praktiškai čia daugiau nieko daryti nereikia. Mode 2 tai reiškia, kad pas jūs čia yra gazas. Šitaip judinant gimbalą, jūsų dronas iš šonų sukinėjasi. Šitaip judinant aukštin žemyn, nosis kyla aukštin žemyn. Ir čia vartosi iš šonus. Čia yra Mode 2. Kai būtinai pažiūrėkite, pas jūs pultas toksai būtų. Vėlgi, apie tai yra smulkiau mano playlistė apie pultus.
Tai spaudžiame page up toliau ir hardware. Čia galime irgi vėl žemyn nusileisti. Pažiūrėkite, kad pas jūs čia būtų viskas taip tvarkingai iš eilės. Čia per daug dėmesio kaip ir kreipti nereikia. Reikia pasižiūrėti, kad pas mums būtų internal CRSF, kad būtų internal RF būtų CRSF. Jeigu kitokio nėra, gali ten būti įvairių, bet turėtų pas jūs būti, Express LRS puitas. Tai pažiūrėkite, kad pas jūs būtų nustatymas CRSF, išsaugokit. Ir baud rate, kad būtų maksimum. Jie dažnai ateina su 400, tik tai užprogramuoti ir Tai nustatykite, kad būtų maksimumas 525. Toliau galime nueiti žemyn. Ir ADC filtras, kad pas jūs būtų nepažymėtas. Matot, paukščiukas, tai panaikinkit paukščiuką, kad jo nebūtų. Tai yra svarbu, dronam jų nereikia. Ir viskas praktiškai, jeigu dar nueisime, pavyzdžiui, page up mygtuką paspausim, čia jums parodys kokią versiją pas jūs, pas mane yra HTX versija 2.11. Jeigu pas jūs 2.10, nieko baisaus, GX12 visi ateina su 2.11 versija. Bet jeigu norit, galit prasiflešinti naujausią, jeigu žiūrint, kada jūs žiūrite. Čia dabar mes vis tai filmuojame vasarą 25 metų. Tai pas mus suradės, kaip bendrai taip sukonfigūruotas, vėlgi smulkiau pasižiūrėkite mano playlistą. Dabar mes sukursime naują modelį, vėlgi spaudžiame šitą ratuką. Palaukite, modelius reikia paspausti, čia pas mane kokie modeliai sukurti yra, aš einu naują, spaudžiu čia, ir prašau create model. Ir pas mane automatiškai jį pavadina model 4. Aš tada, tai prasme, galime toliau eiti spausti page up. Kai žvaigždutė neatsistojasi, reiškia, jis pas mus pasirinktas. Einame čia, jūs galite čia galite pakeisti modelio pavadinimą. Tiesiog paspaudę ir ten raidės keičiasi. Aš pakol kas čia nedarysiu, laiko daug užima. Išeinam, einame žemyn. Pasižiūrėkite, kad pas jūs būtų ADC filter global, tai klausosi bendrų nustatymų, mes jį išjungiame bendruose pulto nustatymuose per sysmygtuką, čia tik tai yra modelio nustatymai, tai ADC filter global, tai reiškia išklausote išjungto nustatymo pačioje sistemoje. Dabar žiūrėkite, internal RF. Ir mes naudosimės internal, aš čia išorinį neturiu, čia yra dual mode vidinis siųstuvas, tai aš įjungsiu, spaudžiam off ir pasirenkam CRSF ir kaip matot, mes ten buvom nustatę jau 525M, tai jis pas mus taip ir rodo iš karto. Išsaugom, paspaudėm mygtuką ir viskas. Kas naudojasi išoriniu siųstuvu, gal kas nors turit pocketą, čia įsidėję naumedą, tai jūs tada nejungiate internal RF, jūs galite palikti išjungę ir čia external RF, jūs jį įjungsite. Įjungsite jį ir ten reikės jums pasirinkti CRSF, pasirinksit CRSF ir tada galite į žemyn, vėlgi pasikeiskite baud rate, kad pas jūs būtų maksimumas 525, ir čia daugiau nieko daryti nereikia. Vėlgi, kadangi aš naudojuosi vidiniu, aš external savo išjungsiu. Ir pas mane jungtas yra tik tai vidinis. Pas mane viskas įjungta. Ir dar vienas dalykas liko, spaudžiam page up, einame inputus, vėlgi pasižiūrėkite, kad viskas būtų būtent tokia tvarka. Čia būtų I raidės, aileron, elevon, throttle, rudder, ir toliau 100 su tuo ženkliukų gimblų tokių, aileron, tokia tvarka, kad inputai būtų. Jie dažniausiai ateina standartiškai prikonfigūruoti. Tai sukuriat naują modelį ir tada, jeigu inputai viskas atrodo taip, einame į miksus ir miksuose mes susikursime, čia yra šitie 4 kanalai mūsų šitų gimblų, kurie veikia. Bet man reikia dar susikonfigūruoti, kad ir visi mygtukai veiktų. Pradžioj užteks mums ir 4 papildomų kanalų. Kanalas 5, tai yra AUX1, 5 kanalas.
visą laiką pasirinkite vieną mygtuką, kuriuo arminsite savo droną. Aš visą laiką naudoju šitus ant savo TX panašiai pozicijai. Tai čia bus 5 kanalas ir svarbu, šitą negalima sumaišyti. Pasirinkit vieną mygtuką ir jį tada užprogramuokit. Eikite apačion, čia viskas miksuose, spaudžiate ant 5. Čia pavadinimų nebūtina. Spaudžiate, yra source. P1, tai man atrodo, čia yra dabar šitas užprogramuotas, bet mums reikia pakeisti į šitą, mes juo arminsime. Paspaudžiat ant jo ir kai jisai mirksi, jūs galite tiesiog paspausti šitam jungiklį ir jis automatiškai pasikeis, jis pasikeitė į SE. Išsaugokit jį, paspaudę ratelį. Vėlgi, visą tai yra daug smulkiau mano serijoje apie HTX punktus. Galime išeiti. Pas mes 5 kanalas, o visus likusius tiesiog užprogramuokite visus likusius mygtukus. Tai bus šitas mygtukas, šitie 3 jungikliai ir dar šitie 2 mygtukai. Tai čia iš principo dar 7. Palaukit 5, jo ir 7. Tai galime greitai jas užprogramuoti. Vėlgi, to man jo įsimirksi. Galime šitą jungti. SF. Įsisaugojo. Išėjom. 7 kanalas. Vėl atsistojom ant source. Padarom, kad mirksėtų. Galit paspausti šitą mygtuką. Išsaugom. SG. Išsisaugojo. Išėjom. 8 kanalas. Vėl spaudžiam ant source. Mirksi. Atrodo, mes šito likėt nedarim dar. Ars gal, aš neatsimenu dabar. Galim padaryti šitą. SC. Išeinam. SE, SF, SG, SC. Galim SB sekantį užprogramuoti. SB. Pasikeitė. Šiam. 10. Atrodo bus SH. Mes turime SH, neturim. Šitą patį siūlau irgi su TX16, aš ten tik tai 4 papildomus padariau, bet jūs likusius 4 irgi taip pat galite visus užprogramuoti. Svarbiausia, kad tik tai vienas mygtukas būtų 5 kanalas, kurį arminsite. Visus kitus, kokia tvarka, jokio skirtumo nėra. Tiesiog nereikės paskui jų programuoti. Jūs galima ir daryti vėliau, to prasme, čia nedega. Ir mes dabar darome SH, spaudžiam šitą mygtuką, sitėti. Išsaugojam. Šiam. Ir liko, man atrodo, šitie 2 mygtukai. SA ir SD. Spaudžiam šitą. Išsaugojam. Išeinam. Ir paskutinis. SD. Išsaugojam. Šiam. Ir pas mus visi 12, visi mygtukai. Šitie 2. Šitie 6, 8. Ir gimbal 4 kanalai. Yra viskas užprogramuota. Vėlgi tą patį padarykite ir TX16. Galime išeiti iš šiandien. Ir galime nueiti System menu. Paspauskite Express LRS. Ir jums atsiras šitas luvas skriptas. Vėlgi čia pasistatykite M250, kad būtų telemetry ratio standard, switch mode wide. Ir čia yra ant dual mode, kurie turi 2 siųstuvus. Tie nauji 2 atskirius siųstuvus, 2 dažniais dirba. Čia dar yra papildo opcija, vadinasi antenna mode.
Va, ir jeigu jūs naudojatės Nomad moduliu ir jūs įsidėjate tiek 16 kaip išorinį Nomad moduliu, jūs irgi turėsite tokią opciją Antenna Mode. Vėlgi, kadangi mūsų dronas, jisai naudoja tik tai vieną anteną, jinai dvidažnė, bet ten yra tik tai vienas imtuvas, viena antena. Tai mums nieko kito ir nereikia, mes galime paspausti, kad viena antena tik tai veiktų. Jeigu kažkas įsistatęs ten Diversity arba Gemini, True Diversity, sakysim, imtuvą, tai galite pakeisti Antenna Mode į Gemini, tada abudu siųstuvai veiks ir su signalus į abi dvi antenas su abiejais imtuvais jūsų drone. Va, bet kadangi pas man tik vieną anteną, aš pasirinku tik tai vieną, nes kai viena antena, vienas siųstuvas tik tai veikia, mažiau elektros naudoja. Link Mode Normal, Model Match Off, toliau TX Power jūsų siųstuvo gale, čia kadangi yra stipresnis siųstuvas, jisai gauna iki 1000, jisai duoda iki 1000 mW, aš dažniausiai maksimumą pasistatau, jūs galite sumažinti, žiūrint kokie pasistatymai, bet aš pasistatau maksimumo ir jungiu Dynamic, irgi čia kaip pakeis, galima išjungti, kad visą laiką 1000 mW būtų, bet aš Dynamic įjungęs, jis tiesiog eina iki maksimumo, kai ryšys pradeda silpnėti. Ir čia dar galite jungti, kada jūs norite, kad ventiliatorius vėsintų jūsų siųstuvą nuo kiek milivatų. Vėlgi, apie šitas opcijas aš padarysiu atskirą video, daug smulkesnį. Va, viskas nustatyta, pas mus RMGX12 X-Band vidinis siųstuvas veikia. Mes nusistatėm 250 2,4 GHz dažnį, packet rate, ir čia minusas yra, kad mes dar nesusibindinę. Tai va, aš šį dabar išjungsiu ir pirmą mes subindinsime mūsų TX16. Pasistatom šitą pultą, įsijungiam jį. Throttle warning. Switch warning. Visi mygtukai turi būti nuo jūsų ir gazas žemyn. Tada prapuola visi šitie warningai. Dabar mes paimsime mano droną, mūsų droną, taip sakant. Ir aš jau kaip minėjau, kadangi pas mane yra mūsų radio imtuvas prilituotas prie šito 4V5, aš galiu tiesiog naudoti powerbank, arba šitas USB galėtų būti tiesiog kompiuterį prijungtas, kad ten duoda kažkiek elektros ir kaip matote, pas mane įsijungia ne tik tai flight controlleris, bet jeigu aš apversiu, jeigu matote, lemputė mirksi. Ir jis iš karto įėjo binding mode. Jis jau iš karto galima bindinti su juo. Matote, jis yra dvigubas mirksėjimas. Tik. Tai dažniausiai, kai jūs naują imtuvą nusipirkat, tai jisai pradeda taip mirksėti. Ir tada daugiau tiesiog nieko daryti nereikia. Aš liksiu į, kad jūs matytumėt, kad mirksi viskas. Mes nueiname į System menu. Atsiprašau. System menu paspaudę, einame Express LRS, mes einame žemyn ir atsistojame ant bind mygtuko. Svarbiausia, žiūrėkit, kad taip mirksėtų, einam ant bind mygtuko, atsistoja, spaudžiame bind. Matot, mūsų imtuvas pradėjo mirksėti ir užsisidegė pilnai šviesa. Kadangi mano šitas imtuvas yra naujesnis, jisai turi 3 spalvų lemputę, tai jisai čia žaliai užsidegė, nes čia priklauso būtent kokio packet rate jisai dirba, ar ten 1000 Hz, ar ten 50 Hz, čia kadangi 250 žalia šviesa, bet jeigu jis pilnai užsidega, nebemirksi daugiau ir atsirado C raidė, reiškia jis yra susibindinęs su mūsų pultu. Ir atsiranda tokie brūkšniukai čia šitam pulte, reiškia mes esam pilnai susibindinę. Jeigu dėl kažko tai pas jūs nesibindina jisai, ar kokia sena versija, tai yra kitas dalykas, pavyzdžiui, jeigu mes dabar, aš jį atjungsiu, mes galime išjungti radiją. Tai jeigu aš įjungsiu jį dabar,
Ir jeigu jisai yra naujas, jis dabar, vat matote, jisai pradėjo mirksėti tolygiai, nes jisai gavo slaptafrazę iš šito pulto, kadangi jis jau nebe naujas, jisai prisiminė slaptafrazę. Vat, ir dabar žiūrėkite, vat matote, jis pradėjo pulsuoti žaliai. Vienos spalvos tie radio imtuvai, jie pradeda labai greitai mirksėti. Tai atsitinka tada, kai jis pradeda pirmą tolygiai mirksėti, tai vat jis nori prisijungti su slaptafraze prieš tai pulto, su kuriuo jis buvo susibindinęs. Bet dažniausiai po 60 sekundžių, arba jeigu jūs vėliau nustatysite ten kitokį laiką, pas man nustatyta pakankamai greit, kad jis po 20 ar po 10 ar po 20 sekundžių, jeigu jisai prie nieko neprisijungia, tai va tie vienaspalvės lemputės, kur imtuvai turi, jie pradeda labai greit mirksėti, tokiu, greitų ritmų. O šitie naujesniai, su 3 spalvų lemputėm, jie pradeda pulsuoti žaliai. Tai jisai reiškia, jie į Wi-Fi modą. Ir dabar, pavyzdžiui, jeigu jūs prijungtumėt, jūs galite nueiti prie kompiuterio ir jį praflešinti. Tokiu būdu. Jeigu jums reikia, vėlgi, kaip flashinti radio imtuvus, juos konfigūruoti, IRLS konfiguratorių, kaip nusidownloadinti, viskas yra pas man serijoje apie IRLS ir pasižiūrėkite, prašau tenai. Dabar jau čia mes per daug nesigilins. Dabar kitas dalykas, matot, mes ir viską darėm per USB, jeigu pas kitus žmonės būna kartais flight controlleriai, kurie neturi tų 4V5 kontaktų, kurie nuo USB įsijungia, tada jums reikės tiesiog bateriją naudoti. Jūs tiesiog paimat, prijungite bateriją, tai aišku pasijungia viską. Ir video imtuvas, pas mus dar neįmontuotas. Ir ESC, dėl to motorai ten pradėjo pipsėti, viskas pipsi. Ir tada, gera praktika tiesiog, kai jungite, naudoti ventiliatorių kokį, kad vėsintųsi viskas. Bet jo, jeigu matot su USB pas jūs neįsijungia, neišsigaskite, tiesiog prijungite prie baterijos. Aišku, tikiuosi, kad jau bestatant tenais viskas su smūg stoperiu patikrinat ir pas jūs viskas veikia. Aš su baterija pakol kas nedirbsiu, nes, kad ten nekaistų elektronika, kadangi nuo USB mažiau elektros naudoja, viskas daug paprasčiau. Tai mes dabar subindinsim su šitu ir parodysiu kitą atvejį, jeigu sakysim, jūs gavote senesnį droną, vėlgi aš jį apversiu, kad jūs matytumėte lemputę, kaip matote, kartais būna senesni, sakysim, jeigu gavote radio imtuvą, kuris buvo naudotas, gal prieš tai kam nors tam ta frazė buvo įvesta, tai jisai tiesiog pradeda mirksėti tolygiai, jisai neįeina į tą bindinimosi modą. Okay? Tai jeigu jūs pas jūs neįeina į tą dvigubą mirksėjimą, tokį tik, tai turėkit omeny, viena priežastis gali būti ta, kad jisai jam įvesta slaptafrazė ir apie tai aš gal palaukit, pasakysiu truputį vėliau. Bet jeigu jisai tiesiog tolygiai mirksi, reiškia, jam buvo kažkada įvesta kažkokia tai slaptafrazė. Kad įvesti jį į bindinimosi modą, reikia tiesiog jį 3 kartus įjungti, išjungti. Tai galima ir su baterija daryti, tiesiog bateriją 3 kartus įjungti, išjungti. Arba netgi tuo pačiu USB kabeliu. Tai pavyzdžiui, reikia 2 kartus įjungti, užsidegėsi, išjungiam, 2 kartą įjungiam, išjungiam ir 3 kada įjungus paliekat. Jisai pasikram ir jūs matot, jie į bindinimosi modą. Ir viskas, ir dabar galime imti šitą radiją. Būtino. Vėl žiūrėkit, kad visi jungtukai būtų išjungti. Pas mus modulis 4, pas mus įjungtas vidinis siųstuvas. Jisai bindinimosi modą, dvigubas mirksėjimas. Mes einam į System, spaudžiam Express LRS su ratuku, einame žemyn. Ir spaudžiam Bind mygtuką. Telemetry connected. Ir susibindino. Tai žiūrėkit, jau užtruko kurį laiką, kad jisai taip susibindintų. Jeigu norite, kad sekantį kartą jisai greičiau susibindintų, tai nueikite, žiūrėkite atgal, kol jūs susibindinę, stokite ant packet rate. Galite paspausti ir tiesiog pakeiskite packet rate. Stokite 150, išsaugokit.
Pasikeitė, tai dabar grįžkite vėl į 250. Išsisaugojo. Galime išeiti. Ir dabar žiūrėkit, jis dabar visas susibindinės, matote, rodo šitie laukeliai, rodo tie pagaliukai tokie, Wi-Fi'us, aš būnant telefono, čia reiškia yra geras ryšys, jis susibindinės. Ir žiūrėkit, galite paimti ir mes išjungsime jį greitai. Telemetry lost. Ir dabar, kadangi jis jau gavo tą frazę, jis susibindino vieną kartą, tai nebereikia iš naujo į tą bindinimo modą ves, mes įvesim ir jis turėtų iš karto prisijungti. Telemetry recovered. Matot, kaip greitai jis prisijungia. Dabar turėkite omeny, kai jūs subindinot su vienu pultu, jis dabar šitas radio imtuvas, jisai prisiminė frazę iš šito pulto. Jeigu jūs norite bindinti, sakysim, vėl su šitu pultu, tai reikia jį atjungti. Telemetry. Išjungsim šitą. Įjungiam šitą. Ir jeigu mes tik tai įjungsime į paprastai, jis tiesiog pradės tolygiai mirksėti. Vėl jisai bandys prisijungti, kaip žiūrėkite, to jis kol kas kraunasi. Telemetry connected. Jisai prisijungia iš kart, nes pas mane abiejų pultų ta pati frazė yra, tai jis dėl to taip ir prisijungia. Tai žiūrėkit, pas mus yra abudu pultai, modeliai sukurti ir su spalvotu ir su tekstiniu ekranais. Mūsų drono imtuvas veikia, bindinasi su abiejais ir jau sekančiame video mes tada prijungsime jį prie kompiuterio, sukonfigūruosim ir pažiūrėsim, ar mūsų flight controlleris bendrauja su mūsų imtuvu. Nes dabar ryšys yra tik taip tarp pulto ir imtuvo. Mes dar nežinome, ar mūsų imtuvas, kuris yra prilituotas RXTX tais kontaktais, ar jisai bendrauja su mūsų flight controlleriu. Kad tai įsiaiškinti ir dar priedo reikės sukonfigūruoti, kad jisai galėtų bendrauti, mums reikės prijungti kompiuterį ir tai mes padarysime sekančiam video. Ir dar prieš visiškai pabaigiant, dar vienas dalykas geras būtų padaryti, tai pasižiūrėti tam tikrus nustatymus ant mūsų drono imtuvo, ką galima ir neprisijungus padaryti per duo skriptą. Vėlgi greitai prijungsiu mūsų droną. Jisai susibindino, mes galime nueiti į duo skriptą greitai. Čia lygiai tas pats ir su GX12, tiesiog nueikite Express LRS. Čia trumpai paspausis, einate Express LRS, atsidarys. Ir čia dėl visų pikto pakeiskite, čia trumpam, paskui atkeisime atgal, nes standard 164 telemetriją mes pakeisime į greičiausią 1.2. Tiesiog greičiau tas Lua skriptas, mes skaitysim Lua skriptą iš mūsų drono. Tai kad ta telemetrija greičiau eitų, tai mes pakeičiam trumpam į 1.2, mes čia pakeisime paskui atgal. Ir einame, ir kadangi mes jau susibintinę, matote, tai yra C raidė, lemputė pas mus pilnai dega, mes susijungia, einame Other Devices, ir mums rodo, čia yra, aš naudoju Radiomaster XR1, čia rodys mūsų imtuvą, pas jūs turėtų irgi rodyti, kokį jūs ten imtuvą esate prisijungę. Čia geras ženklas, net rodo, kad Betaflight 451, kad jisai tarp kitko prisijungęs prie mūsų flight controllerio, bet kai mes užsiimsim sekančiam video. Ir žiūrėkit, rodat, paspaudėt, dar kartą, aš išeisiu, Express LRS, pažiūrėkit, kad jūsų telemetrija būtų greita, greičiau ten visas tas skriptas loadinasi. Other Devices, einate RMXR1, ar koks jūsų pavadinimas, kokį jūsų stuvą ten gali būti, IP1 ar ne. Ir žiūrėkit, atsidarys, čia jau yra Lua skriptas jūsų radio imtuvo, kuris yra drone. Žiūrėkit, protokolas, CRSF, pažiūrėkit, ant kai kurių imtuvų
ten, vat, kai būna tas antras UARTas, vat, žinot, RX-TX ten, kur pas mus buvo, plus 5 voltai kontaktas ir žemė, ground. Kartais būna dar 2 taškai tokie ant tų imtuvų ir vat, ant šito būtent tai yra, ten antras UARTas yra RX2 ir TX2. Tai, bet kadangi mes to nenaudojame visiškai, tai pažiūrėkite, kad protokol 2 būtų išjungtas, pažiūrėkite, kad S-Bus failsafe būtų no pulses, telemetrija power, jeigu kas gali tiesiog uždėti didžiausią. Arba galite padaryti, kad būtų maždaug panašiai į jūsų imtuvą. Jeigu jūsų sistuvas veikia 10 mW, tai tada užtenka gal ir 10 mW ir jūsų imtuvą, nes jisai jums siunčia telemetriją. Imtuvas ne tik tai priima signalą, bet jis dar siunčia telemetriją atgal jums į radio pultą. Tai čia vat, priklausomai dauguma jų maksimumo signalo stiprumas yra apie 100, kai kur mažesnėje jie ir mažiau turi. Galima vat, nustatyti, kad būtų vat, panašus į jūsų pultą. Jeigu jūsų pultui užtenka 10 mW, tai jūsų sistuvai maždaug gal kiek pat panašiai būtų. Tai čia didelio skirtumo nėra. Padarykit arba 100 mW, arba maksimumas koks yra, arba kad vat, būtų Match TX. Toliau čia Team Race jums nieko nereikia. Ir važiuokit, bind storage padarykite, kad būtų persistent. Persistent reiškia, kad vat, kai jūs vieną kartą subindinat su jūsų pultu ir jisai prisimena frazę. Ten yra opcija, kad, pavyzdžiui, volatile, tai reiškia iš kiekvieną kartą, jeigu atjungsite nuo pulto, jį reikės iš naujo bindinti. Tai to nedarykite, palikite persistent. Vat, pažiūrėkite, kad jūsų model ID būtų off. Ir čia va 355 rodo jūsų radio imtuvo versiją ALRS, IRLS yra 3.5.5. Ir va šitus nustatymus gali palikti, galima išeiti. Va, ir tiesiog nepamirškite vėl grįžę atgal, nustatyti ant standard. Va, statėm ant standard. Bet parodysiu, koks vat, skirtumas yra, vat, jeigu vėl naitume mes į Other Devices ir naitume į tą XRM. Nu, vat šį kartą kažkaip viskas labai greitai, bet matot, vat jisai loading. Va, ir užtrunka labai ilgai laiko, nes telemetrija, tas santykis 1:64 yra, daug lėčiau ta telemetrija jūsų imtuvas siunčia atgal į pultą. Tai va, čia tik tai toks skirtumas yra, bet čia kaip ir nelabai svarbu. Tai va, tai iki kito video.